Labas visiems. Nusprendžiau pradėti daryti daugiau video, ne tik įrašai su nuotraukom, bet ir video. Teks įprasti, teks išmokti. Nors kiekvieną dieną su nemaža dalim klientų bendrauju akis į akį, bendrauju video skambučiais ar tiesiog skambučiais, ne? Bet video įrašo aš darau mažai. Ne? Ir kai kurių asmenų apšaukta savanaudė, kad nesidalinu tą informaciją, kurią turiu ir kad tai yra naudinga. Galvoju, reikia pradėti daryti video. Pradėsim daryti video. Norėčiau pažadėti kasdien, bet tiesiog pradžioje žinau, kad tikrai taip nebus. Kasdien tikrai nebus, bet pasistengsiu kuo daugiau. Ne? Informacija, kurią aš turiu pasidalinti, jos yra be proto daug, labai daug skirtingos, labai daug įdomios ir svarbios. Ir kartais kai kuriuose situacijose net labai stipriai gelbstinčios informacijas. Taip kad bus kuom dalintis, bus ką tuose įrašuose kalbėti, tik tais reikia kalbėti. Tai pradėsim. Kas manęs dar nežinot, kas manęs nelabai pažįsta, tai esu draudimo brokerė, patarėja, specialistė, vadinkit kaip norit, bet jau daugiau negu 7 metai dirbu su draudimais, būtent Anglijoje gyvenant ir dirbant. Dažniausiai mano klientai tai yra mūsų tautų žmonės, ne? Tai yra lietuviai, latviai, rusai, įvairių tautybių žmonės, kadangi aš pati kalbu lietuviškai, kalbu angliškai, rusiškai, suprantu ir negaliu sakyti bendrauti lenkiškai, bet aš suprantu lenkų kalbą. Jeigu man kalba lenkiškai, bet aš atsakysiu angliškai, nes kalbėti niekaip negaliu, neišeina, nemoku, atrodo nemoku. Turbūt kritiniai situacijai sukalbėčiau, bet ne. Nieko neįžeidžiant, tikrai nemanau. Tai va, dirbu kompanijų Precise Protect, kas užtikrina didžiulę apsaugą aplinkui. Ne tik, kad kokius draudimus mes turim, kadangi dirbam su visom didžiausiam Anglijos kompanijom ir realiai mes vieni iš nedaugelio turintis tokią didelę panelę pačių draudimų, ką galiu aš pasiūlyti, ką matau sistemose, kainos, kurias galiu lyginti ir panašiai. Tai iš tikrųjų didžiulis pliusas mano kliento. Kitas dalykas, kas pas mane yra, tai tiesioginė kaina draudima. Pas mane nėra loaded premiums vadinamo, ne? Tai yra draudimai su antkainiu, ką turi nemažai kompanijų dėja. Tai pas mus yra tiesioginė draudimo kaina iškart su draudimu, taip kad jūs gaunat geriausias sąlygas ir už geriausią kainą, kas yra tikrai garantuotai. Ne? Plus už manęs visa komanda žmonių tikrinantis dokumentus, pertikrinantis, ne? Dažnai būna net skambina klientą mano pasiteiraut kažkokių tai ekstra klausimų, kas vėlgi duoda garantą, kad visi dokumentai yra užpildyti teisingai, viskas padaryta taip, kaip reikia. Ir jeigu kažkur kažkokia klaidelė buvo įmaišyta varde, datoje, adrese ar praleista kažkokia tai informacija apie sveikatą, tai viskas dažniausiai būna susekta, sužiūrėta ir viskas papildyta, jeigu to reikia. Ne? Ir dėl to labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes galiu garantuoti, kad daryti draudimai, jie pilnai veikiantis ir nėra tame problemas. Ne? Tai va, pliusiukų yra nemažai, plus mano klientai turi ekstra priedus tokius kaip lojalumo kortelė, ne, ir padedančią sutaupyti apsiperkant parduotuvėse, fizinėse parduotuvėse ar online. Tai vėlgi didžiulis pliusas. Aš pati šiai dienai, o dievai, dabar kad nesumeluoti, beveik 900 esu sutaupus tikriausiai, bet čia jau skaityk metai ir 4 mėnesiai, ne? Nes nuo pernai metų
pradžios aš pradėjau tą sistemą naudoti. Tai nemaža dalis. Iš tikrųjų, realiai pas mane plius minus susitaupa apie 50 svarų per mėnesį, naudojant tą lojalumo sistemą, kas vėlgi dalį mano draudimų padengia. Ne? Tai yra žmonių, kurie pilnai pasidengs savo draudimą, būtent naudojant tą lojalumo sistemą, o vis tiek negyvenam miškų vidury, einam perkam maistą, einam perkam rūbus, perkam kažkokias tai paslaugas ir tiesiog truputį pasižaidus su sistema mes galim sutaupyti, kas didžiulis pliusas, manau, ne? Kas dar, kaip čia dar man prisistatyti? Iš tikrųjų pergyvenu ir jaudinos, todėl kad atrodo kalbi daug, bet įrašui kažkaip atrodo kitaip veikiantis yra ir nors tu ką, teks įprasti. Įprasim. Ne? Įprasim. Padėsit jūs man? Ne, aš įprasiu. Tai va, tai nebebūsiu daugiau savanaudai ir dalinsiuos informaciją daugiau, viešiau, ne tik paustais, ne tik įrašais, ne tik nuotraukom, bet ir video įrašais, nes realiai iš tikrųjų tos informacijos yra be galo daug ir ją suprasti, ją žinot, ją teisingai vertinti yra labai labai svarbu. O kodėl tai svarbu, tai tada jau bus kituose visuose įrašuose apie ką aš, kokie tie draudimai, kodėl jie reikalingi, kaip jie veikia, kada jie neveikia, kai gauni komentarus nesąmonė, čia apgaulė ir taip toliau. Tikiu, kad yra žmonių nusivylusių, todėl kad labai lengva padaryti klaidą, labai lengva pasirinkti ne tą, kam reikalingi draudimo brokeriai, kad būtų viskas teisingai ir gerai. Tai šitoj vietoj dirbu labai daug, mokaus dar daugiau kasdien ir kas mane žinot, ką man reiškia pagauti informaciją, sužinoti ją, įsisavinti ją, seną išmesti, naują įdėti. Tai reikalų yra, bet sakau, tą darbą jau daugiau negu 7 metai dirbu ir vis dar degu tuom ir labai man įdomu. Nes draudimai mane pačią asmeniškai yra palietę, šeimoje mes esam turėję jau istorijų, kada draudimai suveikia, aplinkiniai, draugai, pažįstami, vėlgi turiu ne vieną istoriją ir supranti, kad tai, ką aš darau, tuom, ko aš dalinuosi, tai yra svarbu ir tikrai neretai tai gelbėja daugybei situacijų. Taip kad bus apie ką pakalbėti, bus apie ką pasidalinti informaciją. Ir ką, padariau pirmą įrašą, tikiu po kokių metų, 2. Pažiūrėsiu šitą įrašą ir juoksiuos, ne? Juoksiuos, kad čia reikėjo šitiek drebėti įrašą padaryti, nesąmonė. Bet jaudulys yra. Iš manęs draugė juokės, kai aš pasakau, kad man nepatink mano balsas, nepatink. Ir mano kalbėjims visas, bet jo negaliu pakeisti. Gal ne kiek negaliu, bet tiesiog įprotis, ne, blogiau už prigimimą ir kalbu kaip kalbu. Atrodau gražiai. Tai šituo džiaugiuosi. Ir maivysios dabar, ir kiekvienam įraše maivysios, ir rodysios, ir dalinsios svarbią informaciją. Bandysiu tą padaryti įdomiau, linksmiau kažkaip, ne su juokeliais, ne, tai ne ta tema, apie kurią labai baisiai čia jau man juokauta, ne, bet kažkaip nenuobodžiai, kažkaip smagiau, bet rimtai ir su labai rimta informacija. Taip kad buvo tikslas įtelpti 10 minučių video ir jau turiu 9, taip kad aš visai on track, ne, kaip sakoma, bet viskas bus gerai, aš tikiu ir truputį daugiau įrašų bus gerai. Tai naudinga, verta ir ačiū, kad žiūrėjot ir sakau iki.